atvykom į pačią giliausią metro stotį Paryžiuje. Čia yra 36 metrai po paviršium. Ir čia yra, sako, labai gražus laiptai. Pabandysime jais užlipti. Kol kas paprasti. Apie šitus sraigtinius laiptus. Piešiniais. Montmartras. Mes čia ir atvykom. Jau po truputį atsiveria vaizdas, girdisi varpai, o ten turbūt jau dar vieni laiptai. Sveiki atvykę į Montmartrą. Kiek žmonių. Oi, kiek žmonių. Oho, koks vaizdas. O dabar eisim mano sukurtą žygį per Stravą, 20 km, aplankysim 12 svarbių lankytinų vietų ir pradėsim nuo čia, nuo Montmartre. Žygis atrodys maždaug taip ir baigsis prie Triumfo arkos. Tikras. Žiūrėkime, kaip kreivai pastatą pastatė. Ai, čia šitai. O taip pat žiūrim. Čia dar ir keltuvas yra. Dabar kurį laiką nebus jokių lankytinų vietų, o po to, kai pasieksim Notre Dame, prasidės tenais tos lankytinos vietos viena paskui kitą labai tankiai. Dabar šitą gatvę labai ilgai leisimės tiesiog taip nuo kalno. Dabar tiesiog tiesia linija
tiesiai iki upės. Ir ten jau Notre Damas ir viskas kita. Buvom sustoję pavalgyti tokių makaronų, bet koldūnų formos su pesto padažu. Labai skaniai šiaip pavalgėm. O dabar jau priartėjom prie upės ir eisim per patį seniausią Paryžiaus tiltą. Tai va, dabar einam per patį seniausią Paryžiaus tiltą. Kaip ir sakiau, jis vadinasi Pont Neuf. Prancūziškai tai reiškia naujasis tiltas, nors iš tikrųjų tai jis pats seniausias tiltas visam Paryžiui. Tai taip keista. Eifelio bokštas. O dabar puikiai matosi, koks jisai senas yra šitas tiltas. Ir jo, čia nais yra tik dalis upės. Ten, kur praėjom, irgi dalis upės, o čia yra sala. Ir iš to salo yra pats Notre Damas, į kurį mes dabar ir einam. Nu jo, man tai vakar Ruane gal netgi labiau įspūdinga buvo negu šita. Как ты думаешь? Nu va, Notre Damas. Du 2019 metais Notre Damas degė, o taip atrodė. Tai labai daug žalos buvo, bet po to viską atstatė ir dabar turim, ką turim. Ir atstatymui buvo net vežti ąžuolai iš Lietuvos. Labai daug vežė medienos iš Lietuvos, kad atstatyti Notre Damą. Tokį vaizdą tik tais nuo savo lietuvių kalbos vadovėlį esu matęs. O čia prasideda Lotynų kvartalas. Dabar tiesiai bus iki Panteono kelias. Va, matau. Jo, matau Panteonas. Panteonas buvo vienas iš labiausiai mano norimų aplankyti vietų. Opa! Nemaniau, kad reikės tokį kalną lipti. Tai va, čia tas Panteonas, o čia yra Panteono bažnyčia šalia stovi. Irgi tokia labai įspūdinga.
O sekanti vieta yra Liuksemburgo sodai. Va, užeinam į Liuksemburgo sodus ir einam čia pasivaikščiosim. Tai šitie sodai buvo sukurti karalieniai, kuri ilgėjosi Italijos. Ir dabar šitą parką mėgsta labai studentai ir vaikšto čia iš to universiteto. Labai daug žmonių šitam parke. Liuksemburgo soduose. Saulė gerai kepina, net išsimaudyti norėtus. Čia šiaip, ką tu čia? Kanada. Taip pat išplauks. Nu, davai, išplauk. Davai. O. Nu ką, paliekam Liuksemburgo sodus ir sekantis sustojimas turbūt jau bus Luvras, Luvro muziejus. Tikiuosi žinot, kas tai yra. O čia, kitoje upės pusėje, aišku, yra Luvras, Luvro muziejus. Turbūt jį žinot iš tokių dalykų, kad tenais kaba Mona Lisa, originalas, ir daug kitų labai žymių darbų. Į vidų neeisim, bet eisim per šitą tiltą. Ir apsižiūrėti iš arčiau, nueisim į vidinį kiemą, prie tos piramidės, stiklinės tokios, ir ten pafilmuosim daugiau. Čia toks pėsčiųjų tiltas. Va ta sala prasideda, ten tas tiltas Pont Neuf. Tas seniausias, kuriem. O dabar einam per gretimą tiltą link Luvro. Jo, kur piramidė? Kur piramidė? Kur piramidė? Ai, va. Atsiprašau.
sekanti vieta yra Orsė muziejus. Jį irgi neeisim, bet tik parodysiu iš išorės ir papasakosiu biškį apie jį. O po to jau eisim link Eifelio bokštą. O čia ir yra tas Orsė muziejus. Tai šitas muziejus anksčiau buvo traukinių stotis tiesiog. Ir dabar mes eisim, leisimės po žemę ir pasižiūrėsim, kaip ten atrodo, kaip atrodė stotis anksčiau. Čia tik su bilietais galima nueiti. Nu, o sekanti stotelė jau kaip aiškiai matosi Eifelio bokštas. Bet prieš tai pereisim štai šitą tiltą. Šitas tiltas yra vadinamas gražiausiu tiltu Paryžiuje. Ir lygiai toks pats tiltas yra ir Sankt Peterburge, Rusijoje. Todėl, kad rusai padovanojo šitą tiltą Paryžiui, o Paryžius padovanojo tokį patį tiltą rusams. O čia mes matome invalidų namus. Viduje yra palaidotas pats Napoleonas. Ir mato tą tokį auksinį kupolą ant viršaus. Tik kad tą kupolą padengti auksu, paauksuoti, buvo naudojama 12 kg gryno aukso. O dabar sekantį stotelę tikrai jau Eifelio bokštas ir Marso laukai. Kur aš? Ir šiandien vakare užkirsim į patį viršų. Turbūt pro čia reikės eiti. Bet čia jau kai bus saulėlydis tada. Čia yra tiltas, kuriame buvo filmuojamas filmas Inception. Labai žinomas filmas. Galbūt atpažįstat šitą vietą. O jeigu ne, tai va yra klipukas iš šitos scenos. O vidury šio tilto yra sala upėje. Tokia pailga sala, kuri tęsiasi iki pat kito tilto. Per ją pereisim. Ką čia filmuoja? Ir pačiam šitos salos gale yra Laisvės statula, jeigu dar nesakiau.
kadangi mes dar nusprendėm tą salą nueiti pusę kilometro į priekį ir pusę atgal. Tai panašu, kad nespėsim iki Triumfo arkos nueiti ir atgal iki bokšto, kadangi mūsų laikas, mes turim laiką bilieto į Eifelio bokšto viršų. Tai dabar nusipirkam atsigert ir einam link Eifelio bokšto. Pakeisim liftą. Ne, dar kilsim, dar.
bandysim nulipti laiptais žemyn iš antro aukšto. 10 minučių tipo lipti reikės pagal tą, bet kokia čia konstrukcijos, eina savo. Įsijungia žybavimas. Šitas, kur būna tokius kadrus daro, kur taip su lanku atseit šauna ir staigiai įsijungia tas žybavimas taip. Aš galvoju, tik tas 12 nakties taip pasidaro, bet va. Pasirodo 7. Visi klykia ten apačioj. Iškart. Galvoju, ko čia taip klykia visi. Tai va, pragrįžom jau į viešbutį. Šiandien per mūsų žygį praėjom apie 21 km, kaip matote čia. Tai jo, žygis patiko, aplankėm daug lankytinų vietų Paryžiuje. Labai daug ką pamatėm, tokiu būdu tikrai galima labai daug ką pamatyti per nedidelį laiką. Jo, o dabar jau vakaras, esam pavargę. Pargrįžom su autobusu, tiesiog su viešųjų transportu tokiu vat. Ir tai vat, tai šiandienai tiek ir susitiksim rytoj.